Tai labas visiems, kas mūsų šiandien klausysis, galbūt ne šiandien, galbūt vėliau. Vėl atėjom su Giedre pasidalinti su jumis, kuo gyvenam, kaip jaučiam tą vykstantį virsmą tiek mumise pačiuose, tiek išoriai. Ir žinau, ir turbūt ir daugelis, kas klausys mūsų, matė Giedrės pasidalinimus viešoje erdvėje, kad jinai dalinosi savo kelionę tokia turtinga visomis prasmėmis, įdomia. Ir žinau, Giedrė, kad tau ten atsivėrė daug dalykų, patyrei daug patirčių ir labai kviečiu tave tiesiog pasidalinti, kokią įtaką tau padarė šitą kelionę, kokią įtaką padarytų Mm. aplinkai visai ir toliau darai, kaip integruojasi visos tos energijos tavyje. Tai labai kviečiu tave pasidalinti. Ačiū, Edita. Sveiki visi. Ir pasistengsiu kažkaip ir paprastai, ir įdomiai turbūt prisiminti savo šitą nuostabią kelionę į Siciliją, kuri man buvo ketvirtoji. Net stebiuosi, kai pasakau tą skaičių, bet viduj tame, bet nėra kažkokio tokio uh, kažkokios pompastikos ar dar kažkokios, vat kaip stebuklo, tai kartu ir stebuklinga, bet kartu ir paprasta. Vat kažkaip taip natūraliai gaunasi, atrodo. Tai va, bet iš Mhm. tikrųjų daug džiaugsmo. Daug džiaugsmo, kad tai vyko pirmiausia. Dita, tu pati gerai žinai, kaip aš laukiau šitos kelionės, Taip, kaip aš tikrai. jai ruošiausi. Ir iš tikrųjų jinai buvo taip įdomiai planuota, ne taip kaip ankstesnės. Tai aš labai norėjau išvykti su savo vyru šį kartą į Siciliją, nes visus 3 kartus, kur buvau anksčiau, tai aš buvau vieną kartą viena, antrą kartą mes buvom su tavimi, Edita, ir mes buvom 4, o patį pirmąjį mes darėm moterų stovyklą tenai, tokį retritą. Tai va, ir mano Tomas, jisai vis klausydavosi, mane išleisdavo, pabūdavo su vaikais, matydavo tas nuotraukas, mano tuos visus įspūdžius, kaip aš grįždavau pasikeitusi tokia visa patenkinta. Jam buvo, manau, kad irgi labai smalsu ir va tas noras, irgi, man buvo noras su juo pasidalinti, kad jisai pajaustų, pamatytų, kur aš vykstu ir vadinu tai savo namais, nes man ten taip gera, ten yra kelios vietos miesteliai, kur tikrai yra tas stiprus jausmas namų, kad esu ten sava ir kaip viskas artima. Ir labai man svarbu buvo savo vyrui, su kuriuo aš labai noriu, ir mano toks, galbūt šių metų toks išsikeltas buvo kaip ir gražus toksai noras mūsų santykius dar labiau pagilinti, pastiprinti, dar labiau vienas kitam save naujai pažinti, tarytum, ir turėti kartu patirčių tokių įdomių. Ir tai yra ne dėl to, kad būtų kažkas pas mus ne taip, mes jau beveik 18 metų bus vasara, kaip mes kartu, bet kaip tik iš to noro turėti save tarytum sustiprinti, praturtinti, kai turi tą ryšį, santykį su savo vyru, su savo žmogum, su kuriuo mes turim savo namus, vaikus, kasdien buityje, ten kažką veikiam, bet labai buvo noras atitrūkti nuo tos kasdienybės, pamatyti vienas kitą kitokį, kaip mes tenai esam kokie, kaip atsiskleidžiam, kokios mūsų tos dalis pasirodo, ir tai vat ir pavyko. Tai buvo mano pagrindinis tikslas kelionės. Ačiū, Giedre. Dar aš noriu, dabar tu kalbi ir man Mhm. gimsta apie va, tą santykį. Pakreipti truputėlį kitaip. Mhm.
Taip, tai yra iš tikrųjų labai gilu ir kartu keliaujant, kad ir su žmogum, su kuriuo daug metų kartu, ar ne, atsiveria Mhm. vis kitokia atspalvė, ar ne, ir kartu patiriam ypatingai mums tuos brangius dalykus, brangias vietas, ar ne. Ir čia noriu dabar pakalbėti apie tai, ką mes patyrėm, sujungti. Patyrėm keturias, kaip buvom. Taip. E, Kaip čia įvardinti, apie tuos santykius, ar ne, kai mes susitinkam su žmonėm, su visiškai mums nepažįstamais Mhm. žmonėmis kažkur. Tai aišku, dažniausiai galbūt vyksta kelionėse, gali tai ir kasdienybė įvykti, kada ateina tarsi Mhm. nepažįstamas žmogus, kai mes jau žvelgiam į žmogų, į santykių su juo kaip į sąmonių Mhm. bendrystę, kaip į sąmonių susitikimą, ar ne? Ir mes Taip. tai patyrėm, kai buvom visas keturias Sicilijoje ir Mhm. nuėjom pavalgyti nuostabią vietą ir pajautėm tos vietos šeimininką, nuostabų žmogų Alessandro. Ir Taip. mes jį tarsi, kaip mes įvardinom, atpažinom kaip Mhm. artimą sąmonę, nors jis buvo visiškai Noto miestelis Sicilijoje, Sirakūzose, kur mes ten, nu, tarsi neturim jokių kažkokių Taip. labai artimų pažįstamų, Mhm. atėjom į restoraną pavalgyti ir staiga pajutom artimą ryšį. Aš Giedrė netgi, kai sakiau, sakau, Mhm. net fizinio panašumo, abu Mhm. toks buvo jausmas, toks buvo atpažinimo jausmas Taip. labai stiprus. Ir tuomet mes užmėsgėm ryšį su juo, jis mums aprodė savo šeimos ten muziejų antram aukšte virš to restorano. Mhm. Aš esu Giedrė dalinomės, man atrodo, jau tada, kai dalinomės apie tą kelionę apie Siciliją. Bet ką noriu pasakyti apie tą santykį, kad tarsi Mhm. užsimesgė vidinis ryšys, santykis. Taip. Ir va tas toks pasikeitimas energijoje, ar ne, kad ta sąmonė Mhm. tarsi atėjo į mūsų lauką ir įnešė naujas kažkokias energijas, tokio Mhm. aristokratiškumo, tokio orumo. Galbūt Giedrė tu irgi rasi tokių tinkančių tam žodžių, Mhm. kad mes jautėm, kad mes tarsi užsipildėm, atėjo sąmonė ir įnešė Mhm. naujų Mhm. dalelių į mūsų energetinius laukus. Kažkaip taip tuomet išjautėm ir po to grįždamas visas, jausdamas tą ryšį, sakom, o kaip bus toliau, kas vyks čia Kas toliau, vyks? pajautėm, kas vyks. Ir dabar Taip. Giedrė noriu, kad tu papasakotum, koks Gerai. susitikimas gražus įvyko vat, šiuo metu, kad iš tikrųjų ta bendrystė, Mhm. kuri užsimesga ir atrodo nieko tokio, jeigu žiūrint iš proto, nu, susitikau su žmogum, pakalbėjau, Mhm. parodė, pabuvau ir išsiskyrėm, bet kaip jinai gali tęstis, kaip tas ryšys Mhm. vidinis jaučiamas, jis gali užpildyti ir kokius jausmus kelti, būsenas ir tą tokį išsiplėtimą ir dar labiau praplėsti tą mūsų savęs kaip sąmonės jautimą, ar ne? Taip. Tai pasidalink, Gerai. prašau. Tai galiu papasakoti šiek tiek. Labai iš tikrųjų įdomi gavosi, nes mes pirmas dienas, mes turėjom iš tikrųjų ten renginį. Jisai vyko savaitgalį, bet iki to mes turėjom kelias dienas ir mes planavom tą laiką praleisti su bendrai penkios poros kolegų, galima pasakyti. Mes kaip kolegos, kaip draugai. Ir aš sužinojau, kad mes vyksim į tą kelionę, jau į tą renginį, kuris vyksta savaitgalį. Ir, ir tie organizatoriai, viena šeima iš tų mūsų draugų, pasirodo, jau buvo suradę labai gražią vilą netoli Noto, to miestelio, apie kurį tu pasakoji, Edita. Ir man tai buvo siurprizas, toks netikėtas. Ir mes, kadangi labai gerai sutarėm su Asta, kuri ir organizuoja kartu su vyru ir tą vilą surado, ir mes su Asta susėdom vieną dieną pas ją namuose, nes jinai visai šalia manęs gyvena, ir paorganizuoti, ką mes kiekvieną dieną veiksim, nes jinai puikiai žinojo, kad aš jau ne pirmą kartą tenai. Ir jai reikėjo mano pagalbos. Ir mes, kai pradėjom kalbėtis, ir sako, tai, žinai, pats pirmas vakaras, visi atskrisim, norim kažkur Noto miestelį skaniai ir gražiai pavakarieniauti. Ar žinai kokią vietą? Nu tai kaip nežinosi? Man iškart į mintis atėjo ta kantina Modika, Alessandro
šeimos restoranas, kurio antram aukšte tas muziejus, kuriame mes lankėmės. Ir man Asta sako, nu tai tu tada ir rezervuok tą vietą, nes mes jau sutarėm, kurią valandą, kiek ten busim, kad dar būtų gerai ir tą muziejų apžiūrėti. Ja labai iš karto sužavėjo tas mano pasiūlymas. Labai jinai pasitikėjo manim, o man taip labai įdomi, žinok, Edita. Man kažkaip galvoju, kaip čia šitaip paprastai sugrįžta tie dalykai, ne, ir per visai kitus žmonės, kurie nieko nežino, nei aš nei pasakojau, kad aš ten buvau, kad mes, nu, vat, pajautėm tą sąmonių ryšį, bet gavosi, kad jinai irgi labai jautri moteris, labai išmintinga ir jaučianti, jinai kažkaip jai, vat, buvo per ją atėjo tas impulsas, tas kvietimas. Ir gavosi taip, kad aš tada susiradau ten elektroninį paštą, parašiau būtent į tą, kaip į restoraną, kaip į tą įstaigą. Ir parašiau, kad mes atvažiuojam, kad aš atvažiuoju su draugais, kad buvom praeitais metais, kad labai patiko, norim staliuko. Ir atrašo man į laišką ir pasirašo Alessandro. Nu ir viskas aišku, kaip sakant, kad mes jau bendraujam vienas su vienu. Ir tada jis tai ir parašė, kad prisimena, kaip mes buvom. Ir ten dar pakalbėjom truputėlį dėl staliuko, aš paprašiau, kad muziejų aprodytų ir taip, nu ir gavosi, kad tai vyko kažkur 3 savaitės iki kelionės. Tai va, ir jau buvo tas susitarimas ir man taip jau, žinai, buvo įdomu, tai kaip čia bus, kaip čia vat, vėl tarytum susitinkam, vėl suvedė gyvenimą, situacijos, žmonės, vėl. Ir kuo galiu pasidžiaugti. Nes aš kažkaip vat, laukiau ir galvojau, tai kaip čia bus, kaip ir biški tokio, kaip ir nerimo buvo vienu momentu. Mano draugai, kai mes nuėjome į tą vietą, jiem taip patiko. Ta Asta su Aivaru, jie labai daug keliavę, daug matė vietų, bet pats tas restoranas, mes sėdėjom viduj, 1. aukšte, ten ant sienų nuotraukos tų kilmingų giminaičių, daug visokių atributų senovinių, ten tokių daiktų ir pati aplinka ir buvo pilna žmonių, vien tik tai italai, mes vieni buvom kitataučiai, turistai. Ir mus aptarnavo ten labai gražiai ir tuos maistus rinkomės. Ir buvo va tas jausmas, kad, nu, tos tarytum, kad jaučia ir visi tie žmonės, kurie su manimi, ne, va ta kompanija, kurie pirmą kartą čia, jiem viskas puikiai tinka, kaip namuose. Nu, va toks labai džiaugiasi, man dėkojo, Giedrė, kaip tu čia gerai padarai, išrinkai, nors dar mes ir nebuvom pakilę į tą 2. aukštą. Ir tada atėjo Alessandro, mes su juo pasisveikinom ir pristačiau Astai jį, nu, kaip ir supažindinau Astai ir Aivarui. Ir Asta iš karto man, o Giedrė, koks žmogus. Vat, iš karto ir jinai pajautė, vat, nu, ir man viduje va, buvo toks geras dar patvirtinimas, kad ne man vienai tarytum jaučiasi, ne? Kad ne man vienai yra va, tas ryšys labai brangus, kažkoks va, tas sąmonių ryšys, bet dar patvirtintas iš išorės per draugus. Ir mes labai pavalgėm ir labai gražiai visi užlipom aukštyn ir pasakojo mum Alessandro vėl apie, aš 2 kartą jau girdėjau viską, bet visi kaip ir naujai kalbėjomės, pasakojo. Ir mes dar tikrai sulaukėm ypatingo šilto dėmesio. Ir dar buvo ypatinga proga. Tam miestelį, būtent tą savaitgalį, turėjo įvykti gėlių festivalis. Ir tas festivalis vyksta tik vienoj gatvėje. Tos gėlės būna kilimai. Būtent toj gatveliai, kur tas restoranas. Nes ten yra rūmai tokie, Nikoleko, priešais kitoj pusėje gatvės. Ir mes užėjom į balkonus, iš viršaus matėsi, kaip jau yra padaryti trafaretai tom gėlėm. Žmonės tiesiog dirbo jau vakare,
braižė ten tuos, nežinau, kažkokia yra ten jų technika, net yra, sakė, mokykla, kaip jie, kiek ten jau tų metų, neatsimenu tiksliai, gal 60 metų jau iš eilės ten vyksta kasmet tie gėlių festivaliai. Tai ten jau ir mokosi vieni iš kitų, kaip juos daryti. Ir ten jiem didelis įvykis yra. Ir kaip supratau, Alessandro labai ruošiasi tam, netgi savo muziejaus ten tas erdves pritaikė, kad žmonės galėtų ten sėdėti ir stebėti iš balkonų, ir valgyti ten viršui, ir dar atidarė dar vieną erdvę, kuri nerestauruota, bet iš kur yra balkonėlis. Ir mums rodė ir pasakojo apie tą šventę, kalbėjomės daug, nes mano draugams labai tai buvo aktualu, labai, bet jiems labai buvo įdomu. Visi jie šiaip jau šiek tiek vyresnio amžiaus negu aš. Nu, vat, sunku pasakyti, 10-20 metų įvairiai. Ir bet tas vakaras visiems įsiminė iš tikrųjų. Ir dabar, kai pasakoja ir kai dalinosi, netgi Facebook'e dėjo nuotraukas su didelė pagarba, su dideliu šiltumu, atsimena va tą pirmą vakarą, jis buvo tarytum toks esminis, žinau. Va dabar man taip netgi susidėlioja, kad tai buvo kažkokia ašis, kažkoks esminis susitikimas ir visiems paliko labai gilų įspūdį. Tai va, tai aš be galo laiminga ir dabar man net ašaros kaupėsi iš to suvokimo, iš to grožio. Ir dar galiu papildyti porą detalių, kad į tą muziejų reikia užlipti tokiais laiptais, atsimeni, Edita, ir jie tokie biški, kaip ir sodelis toks vidinis yra. Ir šiuo metu ten žydi labai gražus, toksai baltom mažom gėlytėm vijoklis. Ir jis vadinasi, netgi mes pasižiūrėjom, žvaigždinis jazminas. Ir mes, kai lipom tais laiptais, buvo tiesiog reikėjo net prilaikyti, prasiskinti, tarytum pro tą vijoklį, kad galėtum pralysti ten jau į tą kambarį įeiti. Ir tas kvapas, tas debesis kvapo, ypač vakare, jis tvirojo ore ir man susirišo turbūt viskas jau ir per tą kvapą, nes mes kur dar ir toliau važinėjom po Siciliją, tai buvo ir kitose vietose to balto, gražaus, puošnaus vijoklio. Ir tai va, ir žmonės irgi prisimena, kaip lipo tais laiptais, kažkoks kaip stebuklingas toks įėjimas, kaip kažkokia magija į erdvės. Ir dar mum Alessandro pasakė, parekomendavo, kad kitą dieną mes galėtumėm nuvažiuoti į tokią Donna Fugato pilį, nes mes jau, Asta ten labai drąsi pas mus, jinai iš karto, čia rytoj nusimato lietus, mes kur parekomenduotum pavažiuoti, pamatyti. O jis, aišku, visas tas vietovės gerai žino, tai mums parekomendavo tą Donna Fugato ir mes dar nusprendėm į miestelius Raguzą ir Modiką nuvažiuoti. Tai aš juose irgi niekur nesu buvusi. Tai va, tai mes tą padarėm kitą dieną ir tikrai labai patiko. Dabar galvoju, ar viską atsakiau į tavo klausimą. Užvesk mane, Edita, vėl ant... Ačiū tau, labai įdomiai pasakoji tikrai. Aha. Ir jaučiu visą savim. Man tavo pasakojimas yra apie tas mūsų sąmonės gijas, apie tą mūsų ryšį, ar ne, kad nesvarbu, kuriam pasaulio kampelį yra žmogus, jeigu mums reikia susitikti, tarsi vyksta susitikus kažkokia tai aktyvacija, ar ne, pasikeitimas energijom aktyvuojasi, kažkas mumise, kažkokia aktyvacija ir tam žmogui vyksta ir va tas atpažinimas. Ir toks tarsi, atrodo, susirinko tam materiniam taške, dar kartelį, mes buvom vienais metais, tu vėl nuvažiavai dar kartelį ir tarsi vyksta tas procesas toks įdomus, kur protui atrodo, nu tiesiog susitikimai, ar ne, susipažinai, čia susitikai, bet kai pradedi jausti širdimi iš giliai, suvoki, kad tai ne veltui, ne vienas tas susitikimas, ar ne, tai neša tą jausmą, tokį, kaip tu sakai, iki ašarų, to artumo, to atpažinimo. Ir tai užpildo
Ir tai Mhm. užpildo, ir tai aišku, proto nesuprasti, ką tai atveria, ne, tai atsiveria vėliau, paskui, ar ne, ir dar vėlgi neaišku, kas toliau iš to Taip. dėliosis, bet tiesiog labai gera tai jausti ir jau suprasti ir atpažinti, kad mes atsirandam nebereikalo kažkur, pajaučiam važiuoti nebereikalo. Ir vat tas būtų mano tokia išvada iš viso to, Mhm. kad jeigu jaučiam, jeigu kviečia, kad ir kaip proto galbūt atrodytų ten neįmanoma, nelogiška, Mhm. neveikia, bet vat, klausykim to savo vedimo, ne, ir tau, Giedrė, tarsi Taip. buvo nedrąsu, kaip tu čia sugrįši, ar prisimins, ar, nu, Taip. atrodo, ten toks rautas praeina lankytojų. O Labai. mes čia 4 merginos iš Lietuvos, nesvarbu, kad buvo tas Mhm. šiltas ryšys, visi jautėm ir iš jo akių jautėm tą ir Mhm. jo atpažinimą iš tikrųjų, kai kalbasi akis, sąmonė, širdis, Mhm. o ne ta, vien tik tai tas fizinis Taip. bendravimas. Tai, bet vis tiek atrodo, paskui vėl gimsta tos abejonės, o kaip toliau, o kaip, ir tu išdrisai šaunuolę, Mhm. kad vėl, vat, tarsi nuvykai ten ir dar kartelį pajutai tą jausmą tokį, kaip mes visi esam susiję ir tarsi atrodo visai nepažįstamas žmogus, visai kitam Mhm. žemės kampelį ir tu jį atpažįsti kaip savą, kaip artimą ir tokia bendra kūryba tarsi vyksta, ar ne, ir tu gali per save kitiems suteikti vat, tą pojūtį, tą jausmą, tą ar ne pasidalinti, Taip, taip, tikrai. pasidalinti. Tai iš tikrųjų tikrai labai gražu, tikrai Mhm. labai gražu. Man irgi Ir, labai įdomu, į ką tai, nu, į ką tai išauks. Ir vat kaip tai galėsiu gal po metų ar kitų dar pasidalinti. taip, Bus tikrai taip, labai taip. įdomu. Taip, Mhm. kai mes žengiam po tą žingsniuką tik tai, ar ne, Taip. ką tuo metu jaučiam, padarom tą žingsnį, įvyksta kažkokia situacija ir paskui be jokių lūkesčių paleidžiam, ar ne, Mhm. tiesiog Mhm. atpalaiduojam, Kad gyvenam toliau, susidėliotų. kad susidėliotų ir paskui savaime, tarsi žiūrėk tau, kaip įvyko, Mhm. atrodo, gali sakyti sutapimas, ar ne, kad būtent tam pačiam miestelį šalia apsistoti, visiškai Sicilija vis tiek gali būti visiškai kitoj Taip, pusėje, ar ne, aišku. galėjo būti tas renginys ir visai nepatekti ten, bet tiesiog rodo tai, kad nu, va, tai yra kažkaip Mhm. tikslinga mūsų sąmonėm ir reikalinga. Tai va tas apie tą aukštesnį vedimą atrodo, apie tą Mhm. girdėjimą savo vidaus, ar ne, ir neatstumimą, nebijojimą, drąsiai kažkaip daryti tuos dalykus, žaisti tą Taip, žaidimą su žaidimu. sąmoningai. Taip, taip, labai lengvai, paprastai ir tą visą kasdienybę iš tikrųjų žiūrėti, nebereikšminant, kažkaip labai nebeįvilkant į kažkokius apibrieštumus, bet tiesiog laisvai leisti tekėti, pasitikėti. Tai labai, labai, labai dar noriu paklausti, tavęs tu Mhm. turėjai paskutinę Taip, dieną, prieš savo gimtadienio dieną, turėjai labai gražų susitikimą ir noriu, kad gerai. papasakotum kuo ir kaip Mhm. vyko viskas. Gerai, Edita. Tai kaip įdomiai mes, matai, vis tiek visko šiandien nu, neišeitų papasakoti, ne, kiekvienos dienos, va Taip, taip nuosekliai, bet įsimintiniausias iš tikrųjų ir buvo va tas paskutinis vakaras, pirmas vakaras ir paskutinis vakaras. Tai dar būnant Lietuvoje, aš ruošiausi labai šitai kelioniai, nes norėjau pamatyti ir kažką naujo, kad ne vėl tas pats, kame aš jau nu, buvau, vat, tas vietas apžiūrėti, kažką naujo ir savo patirti. Ir aš suradau, kad iš to miestelio, kur mes jau buvom tą savaitgalį, Naksos Džardinė, jisai yra toksai senovinis žvejų miestelis ant jūros kranto, labai nuostabioje vietoje, kur tokia įlanka yra prie Taorminos. Taormina tai yra vienas gražiausių Sicilijos miestų ant kalno tokio ir ten daug ir prabangių vilų ir tokia sala, Isola Bela, irgi jau ten apie ją ten daug visokio grožio prirašyta ir jinai jau ten išreklamuota visaip kaip. Ir čia aš pasakoju tam, kad susidarytum įvaizdį, kad ten žydras vandenėlis, ten tiesiog lydaisi, kai važiuoji pro šalį ir sunku net nesustoti. Tai va, Simona, tau linkėjimai, nes tu sakei, kad ten sugrįši, kaip norėjai, kai pro langą mašinos, kai mes negalėjom sustoti tenai ir turėjom pravažiuoti, bet ten iš tikrųjų verta atvažiuoti, pasibūti ir ne vieną dieną.
Tai va, tai aš sužinojau tokį dalyką, kad galima laiveliu, vyksta tokie turai palydėti saulės ir stebėti delfinų. Ir man toksai, wow, kažkoks, aš nieko prieš tai nebuvau girdėjusi, kad Sicilija ir tie delfinai. Man tai buvo pirmas toks labai intriguojantis toksai, kaip ir, nu, pramoga intriguojanti. Ir kai mes nuvažiavom mes buvom tokiam dideliam viešbutį, kur renginys vyko, ir ten aš susižinojau per registratūrą, pasiklausiau sau drąsiai apie tokį turą ir mes kaip tik turėjom laisvą vakarą paskutinį, jau nuo visų kitų renginių ir žmonių, mes likom su Tomu dviese ir aš pasiklausiau, ar tai yra įmanoma. Ir man davė kontaktą tokio žmogaus, kapitono, neatsimenu jo vardo. Ir mums reikėjo patiems ten pasiskambinti, užsirezervuoti vietą. Ir labai įdomiai tenai jie išplaukė 5 valandą, dienos 3 valandos ten toksai gaunasi plaukimas ir kartu saulės palydėjimas, nes saulė leidžiasi apie 8, ten gana anksti. Ir mano Tomas kažkaip dar abejojo, sako, tai mes dar to Arminos normaliai neapžiūrėjom, ten tik vieną kartą turėjom vieną dieną. Ir aš taip tvirtai norėjau savo, aš jam sakau, žinai ką, už 2 dienų mano gimtadienis. Aš taip noriu to pasiplaukiojimo laiveliu, tai man labai svarbu. Ir, nu, ir jis neturėjo kur dingti, aišku. Tai va, ir žinok, buvo taip viskas idealiai, atrodo, suplanuota. Nu, bet mes kaip ir, toks gavosi kaip ir, kaip ir nuotykis, nes orai buvo įvairūs. Turėjom vieną dieną su lietum, su tokiu šaltesnė diena, kitas dienas apie 20, 22, nu, visai netipinis oras Sicilijai tuo metu, bet tas vakaras buvo labai ramus ir gana šiltas, idealus pasiplaukioti. Ir toksai net ir vėjo atrodo nebuvo, labai, labai ramu, net pats kapitonas irgi pasakė tą, kad labai geras vakaras. Ir buvo 2 laiveliai, ten kažkur po 8 žmonės mus išskirstė į 2 dalis. Ir laiveliai nelabai dideli. Ir ką aš pastebėjau, kad kapitonai vietiniai, mūsų buvo toks jaunesnis, o kitas buvo vyresnis, kuris ir organizuoja tas kelionės. Ir aš jau supratau, vėliau supratau, kad jis tikrai turi ryšį su delfinais. Nes bet koks žmogus netiktų. Tik tai toks, kuris turbūt nuo gimimo tenai ir pažįsta ir tuos vandenis, turi tą su gamta, su tom sąmonėm jūrų, turi vis tiek kažkokį santykį gražų. Ir matosi iš jų, abu kapitonai turėjo labai daug savyje to tyrumo. Nu, toks atrodo, žiūri žmogų ir matai, nu, kiaurai atrodo. Ir toks gerumas, to sąmonės, to žmogaus ir paprastas atrodo, ir įdomus. Ir pagal tai galima atpažinti, su kuo plaukti delfinų žiūrėti. Ar čia neapsimetėliai kokiais būdais kviečiasi tos delfinus. Tai tai mes iš pradžio, aišku, juokavom ten su Tomu, sakom, kviečiam delfinus. Ir užsimiršom. Nes mes plaukiam tom pakrantėm, mums rodė uolas nuostabus grožio, ten koralai matėsi po vandeniu oranžiniai, plaukiam, žiūrėjom, rodė vilas, pasakojo, nu ir ką, ir mes jau kokią valandą ten paplaukiojom, skambina mūsų kapitonui tas kitas kapitonas ir sako geras naujienas. Ir tada pakėlė, nu jau padidino greitį ir mes jau į jūros pusę dideliu greičiu tenai plaukiam ir priplaukiam to senojo kapitono laivelį ir jau prie to laivelio buvo pora delfinų. Bet jie, žinai, jiegi neiškišė galvas, nes taip netupi, jie nėra prijaukinti kažkokie. Bet jie taip pasirodo, taip išnyra ir vis kažkur kitur. Ir tie kapitonai, jie jau moka kaip ten
naviguoti mažu greičiu, vienas šalia kito, bet kažkaip tai į vieną pusę, tai į kitą, nu va taip, o tie delfinai, jie irgi praplaukė, po to kažkur vėl, aš net nelabai žinau, kaip jie tenai daro tuos judesius savo, tuos, kaip jie ten žaidžia po to vandenį, um, bet buvo labai arti laivelio ir mūsų, ir kito. Visi žmonės tiesiog sušoko ant kojų, nes nu, mes sėdėjom visi su kamerom, stebėt ir vis tokiom akim, kitam laive buvo vaikas, jis ten krykštavo, rodė, visi buvom tokie įtraukti į va tą žiūrėjimą, stebėjimą ir netgi matėsi vanduo toks skaidrus, kaip delfinai šalia laivo po vandeniu, kaip plaukia. Ir man toks buvo geras jausmas, man ašaros pradėjo pačios, nu, va, tiesiog bėga ašaros iš laimės, iš to jausmo, tokio tyrumo ir džiaugsmo ir tokio stebuklo, to gyvo stebuklo, kad tai vyksta, kad aš to norėjau ir tarytum, nu, va, kaip viskas vėl apsijungia, tarytum. Tas noras buvo, labai svarbu buvo jo paklausyti iš tikrųjų, aš taip suprantu, nes tai, ką aš ten gavau prie to laivelio, tikrai ta visa būsena, kokia susigeneravo, kad matai tą vandenį, tokio krištolinio, to blizgėjimo, tokio švaros, tokio persišviečia viskas, saulė besileidžianti ir tą vandenį nudažiusi auksiniam spalvom, ta visiška ramybė vakaro, tie delfinai. Tai iš pradžių, žinok, buvo kokie 2, po to daugiau, vienu momentu netgi 6 va šitaip iššoko savo nugarytėm, jų ten tikrai buvo nemažai. Tai ką aš dariau, aš savo viduje stengiausi sukurti tokį lauką, nu, tarytum, tam bendravimui su delfinais. Nors aš pati nežinau nei kaip daryti, nei ką, bet nu, tiesiog pabandžiau išjausti, kaip tai gali jausis. Ir pavyko, nu, vat, ir juos pamatyti ir kažkaip pajausti. Nežinau, galbūt tai pirmas kartas, kažkaip jaučiu, kad man dar ne kartą teks su jais susitikti, nes yra kažkokia trauka, yra kažkoks, vat, turbūt tai laukia manęs ateityje. Ir dar ką galiu papasakot, mes va taip kažkur 40 minučių apie valandą juos stebėjom, su jais bendravom ir po to jau kapitonai paliko juos ramybėj, mes nuplaukėm į gražią tokią vietą prie uolų ramio, išmetė inkarą ir tada pradėjom vaišintis. Nu, kaip sako, pailsėsim, ten pora žmonių maudėsi, šiaip vanduo šaltas, dar neiššilęs ir buvo paruošęs kapitonas mum picų. Jos buvo šaltos, bet dėžutėse mes ten, aišku, jau pilni įspūdžių ir pralkę, mielai jas valgiam ir išdalino stiklinytės, įpylė proseko, ten kas norėjo gaivių gėrimų. Ir buvo laivelį nepažįstami žmonės, nu, kaip tiesiog kas norėjo pamatyti tą pramogą. Ir vienas iš jų buvo austras, vyresnio amžiaus žmogus, ir jis pradėjo dainuoti. Labai gražiu tokiu tenoru ir toks šiek tiek gal operinis netgi jo tas balsas. Ir jis, neatspėsi ką, jisai dainavo, aš neatsimenu, aš tau pasakojau gal jau. Jis pradėjo vokiškai dainuoti su gimimo dieną. Ir mes su tom stiklinėm, su proseko pripiltom, su ta pica, prisižiūrėję delfinų, saulė jau dar labiau leidžiasi ir man toks jausmas, mano gimtadienio. Ir nors 2 dienom anksčiau, nu, ne 1,5 dienos, bet koks ten skirtumas, ane? Taip, taip. Ir aš supratau, kas vyksta, kad aš švenčiu. Tikrai. Ja. Tai va, tai aš ten ir tą kelionę, galima sakyti, užbaigiau ir nu, va, tokiu nuostabiu vakaru ir dar pajaučiau, kad aš švenčiau gimtadienį. Ir mano noras, va, tas buvo ne veltui, va, tas gimtadienio noras pamatyti tuos delfinus. Ir žinai, dar ką dabar netgi supratau,
kai planavom kelionę, mes rinkomės lėktuvo bilietus, aš labai norėjau, kad švęsčiau gimtadienį Sicilijoje, o ne Lietuvoje. Ir mums nesigavo, nes bilietai kaip tik buvo tiesioginiai iš Vilniaus. Ir skrydis kaip tik tą naktį, kai mano gimtadienis jau už kelių valandų mano gimtadienis. Bet viskas gavosi taip, kaip norėjau, nes atšvenčiau anksčiau. Gavosi, Taip, gavosi iš gavosi, tikrųjų. taip. Mhm. Tikrai Tai va, tai nuostabu. vadinasi, aš savo gimtadienį ten sutikau ir su tuo prasidėjo kažkas naujo, kažkoks naujas etapas, kurį va, aš tau dalinausi, kad aš jį jaučiu ir labai jo laukiu. Tai va. Ačiū, Giedrė, ačiū labai. Iš tikrųjų, tas susitikimas su delfinais irgi man jautėsi kaip tam tikra aktyvacija tavyje, vat, galbūt to naujo etapo, ar ne? Ir tai irgi yra santykis. Mhm. Santykis su delfinų energija, ar ne? Ir tas ryšys, tas vėlgi pajautimas, toks namų jausmas, tas gerumas savyje, tai tarsi atpažinimas, prisiminimas savęs. Ar ne, savęs Mhm. tikrosios, tos prigimtinės tos savo energijos, ar ne, kas iš tikrųjų esi, kaip Taip. sakoma, ne. Ir tikrai tie prisiminimai mumise aktyvuojasi įvairiausiais būdais, įvairiausiam susiklosčiusiais tais Mhm. įvairiausiais įvykiais, Mhm. situacijom, ar ne? Ir kaip tu gerai, kad neatsisakei to savo noro, ar ne? Tarsi va Taip. širdies noro išplaukti ir nesjutai, kad ten gali kažkas įvykti tau tikslingo, svarbaus, brangaus. Mhm. Tai tikrai labai graži patirtis ir su ta dainavimu ir su ta gimimo Taip. diena tikrai atrodo, čia nėra tokio, jau nebededant to reikšmingumo tokio, bet Mhm. man tai tarsi visatos dovana Taip, kažkokia, ar nes ne, kad kito gimsti gimtadienio naujai. nebuvo. Kaip tas žmogus tiesiog sugalvojo pradėti nuo tos dainos. Kitas toliau ten Mhm. dainavo, nes pamatė, kaip mums patiko, kaip mes ten plojom ir džiaugiamės. Tai Bet va. buvo pirma ta sugimimo diena. Nu, nuostabu, nuostabu iš tikrųjų. Ir kai jau mokam atpažinti visus tos ženklus ir iš išorės, ir savo viduje, ar ne, Mhm. ir tada matai, koks nuostabus paveikslas dėliojasi. Ir Ir kokios ta dovanos tokia, ateina. taip, ir ta tokia man ta nauja pradžia, ne, toks Mhm. gimimas naujos tos pradžios, aktyvacija, kažkokia vėl naujas etapas, ar ne, kuris vėl Mhm. įsidėlioja į mažesnių tų žingsnelių, ar ne, bet kažkokie tokie atsivėrė vartai naujosios realybės dar plačiau ir Taip. kažkaip tikrai labai jaučiuosi nuostabiai ir ačiū Giedrė tau Ačiū. šitą pasidalinimą. Man kažkaip ir norisi baigti jau su ta gražia nata, nebent dar Mhm. kažkuo norėtum pasidalinti, bet tokia atrodo energija nuostabi, nuostabi užliejo ir dėkingumas tau už tą pasidalinimą. Ir kaip Ačiū, tu Dita. dar gal paklausiu, kaip tu vat Mhm. grįžai, ar ne, po visų tų nuostabių Taip. patyrimų, kaip tu jauti tą integraciją, kaip tu Mhm. jaučiasi ta būsena, ar jinai pakito, nes kai kelionė, tai mes vėlgi Taip. jaučiamės vėl kitaip, o kai grįžtam į kasdienybę, atrodo, kad viskas tas Mhm. atitolsta. Tai kaip tu, ar sekasi Mhm. išlaikyti tą vat, visą būseną, kurią patyrei ten? Ačiū, Edita. Tai aš žinai, ką dar pradėsiu dar nuo vieno dalyko, kurį prisiminiau. Aš noriu pasidalinti tuo, kad aš važiavau ne viena, nes vežiausi tarytum ir tave kartu, ne? Tikrai viena dalis vyko kartu su tavim. Taip, Ir ir man tikrai. tai labai labai padėjo neišsibarstyti, nes ten buvo renginių ir daug žmonių. Ir kaip viską suderinti, dėmesys vyrui, ne? Kaip ir krūvis kūnui nemažas. Ir kaip vis tiek suteikti va to ir laiko savo, ir dar savo tiems svarbiem dalykam. Tai tikrai jaučiau tavo tą ir paramą visais būdais ir dėmesį ir mes ir kažkiek ir dalinomės ir nuotraukomis ir audio žinutėmis, tai man labai labai tas svarbu ir, ir va kaip mes ir jaučiam, kad galbūt ir kartu vėl tenai važiuosim, ane? Taip. A, tai va, tai dabar jau galiu papasakoti apie tą grįžimą. Tai gavosi taip, kad grįžus labai jautėsi pasikeitimas stiprus. Pirmiausia, galbūt
pagal laiką. Tai mes išvykę buvom savaitę, vat, turėjom nuo pirmadienio iki pirmadienio, ne? Bet jausmas, kad nebuvom mėnesį laiko. O tu, kaip sakai, gal dar net ilgiau, ne? Taip, tikrai labai atrodo, nežinau, nu ne pusę metų, bet Mhm. porą mėnesių tai tikrai atrodo per tą jausmą, per tuos jaučiamus tavo patyrimus, atrodo tikrai ant Mhm. tiek išsiplėtė į tas vat, savaitės tarpelis į labai didžiulį, į daug patyrimų, į daug laiko Taip. juostų, į tilpų ir ko tik Mhm. nori, ten tikrai labai stipriai jautėsi tas išsiplėtimas. Mhm. Ir man, va, taip, ir sugrįžti buvo, nu, toks keistas jausmas. Pirmą dieną buvo tikrai sunku. Ir ne tik dėl to, kad šalta Lietuvoje, taip, ir saulės trūko, po to tik truputėlį jau buvo kitom dienom šilčiau. Ir, ir tas jausmas, mm, ir namuose taip keista, ir, nu, vis toks stiprus pasikeitimas. Labai, netgi, nu, va, tų dimensijų, tų erdvių. Turėjau sugrįžti, leisti savo neskubėti, adaptuotis. Tai va tą ir dariau. Šiandien beje lygiai savaitę, kaip mes grįžom. Ir jaučiu ir nuovargį, ir fizinį, visais tais sluoksniais. Tai kas man labai padėjo, tai kad aš leidau sau būti, tiesiog taip kaip būnasi, tvarkinėjausi, skalbiau, daug tų visko, drabužių parsivežiau. Ir Ir dar labai padėjo masažas. Tai va mano draugė mylima Ieva man gimtadienio proga padovanojo tikrai nuostabų ten 1,5 valandos viso kūno masažą su karštais akmenimis. Tai aš ten ir sušilau, ir atpalaidavo tos raumenukus, leidau jau savo ir ilsėtis, po to sėdėjau arbatą geriau ten ir į akvariumą žiūrėdama. Ir vat, tikrai va, taip giliai leidau savo išsilsėti. Ir išsimiegoti, labai miegot norėjosi, trūko to miego. Tai, tai va, tai reikia praeiti tarytum tokią adaptaciją. Ir maistas keistas, viskas taip keist. Per savaitę laiko atrodo, va šitaip viskas pasikeičia, bet iš tikrųjų. Mhm. Tai kūnui dėmesio reikėjo. Ir dabar dėl tų visų dalykų, kuriuos tarytum ten, integravau, parsivežiau, tai manau, kad dar tai kažkaip vat nusėda, ypač va kaip pasakoju ir šiandien, vat ačiū labai iš tikrųjų, kad apie tai kalbėjom, nes man pačiai ateina ir tie suvokimai. Dar man padeda dienoraštis, aš dar savo pažadėjusi įdėti į Facebooką įrašus su nuotraukom, ten tam tikrų dalių, ten, pavyzdžiui, vienam miestelį, kitam miestelį pasidalinti. Tai irgi to labai laukiu, nes žinau, kad ir man pačiai tai labai reikalinga. Dar tokiam grįžimui, tokiam suvirškinimui visos to, kas ten įvyko, kaip aš dabar jaučiuosi. Ir, ir kas dar. Ir man atrodo, kad man pavyksta išlaikyti va tą stabilumą vidinį dabar ir tokį, būtent tos bangos, ant kurios pasikėliau vat, su tais delfinais, išlaikyti tą nesiblaškant, nors iš išorės atrodo vėl darbai, čia vaikai, ten sūnui egzaminai, daug įvykių, viskas aktyvu, bet aš stengiuosi išlaikyti tą dėmesį, koncentraciją į save ir man atrodo, kad pavyksta. Tai dėl to, kad turiu Manau, tave, Edita, ir mūsų bendruomenę, iš tikrųjų, mes visą laiką kažkaip tada ir susitelkiam ir prisimeni tuos svarbiausius dalykus. tikrai ačiū Giedrė tau už tą liudijimą, kad iš tikrųjų labai svarbu ta mūsų bendrystė ir kad tos energijos tikrai šio virsmo laiku yra labai stiprios, įvairiausi srautai mums paduodami ir kad mus ir atlaisvintų nuo visų užspaudimų senų ar ne, nuo senos mąstysenos. Labai daug dalykų vyksta tiesiog žmonėm Mhm. ir per įvykius, ir per situacijas, ir kaip svarbu yra turėti tą savą šeimą tarsi, ar ne, kaip čia Mhm. įvardinti, nors mes tarsi nesusiję labai giminystės ryšiais, bet jaučiam per širdį tą artumą, tą ryšį, tą palaikymą vieni kitų ir
Tai tą progą aš dar ir pakviesiu, kad Gerai. galit jungtis prie mūsų, tikrai rašyti Evelinai arba mum kuriai nors ir duosim nuorodas, kaip prisijungti, Mhm. kaip būti kartu tam mūsų būrelėje, gražiam, mylinčiam ir palaikančiam vieni kitus, nes iš tikrųjų tai padeda tikrai išsibarščius, jeigu vyksta daug situacijų, susitelkti ir nusiraminti ir išlikti tam stabilume. Tiesiog prisiminti save, kai kartais galbūt dienos rutinai galima ir pasimiršti, įkritus į tuos kasdienius darbus, kurie atrodo labai svarbus, labai būtini, ta Mhm. visa mūsų buitis, bet iš tikrųjų jinai niekur nedings. Ir kaip aš sakau, visuomet reikia susidėlioti prioritetus, kas mums svarbu, Taip. kas mums pirmoji vietoje. Ir mums su Giedrė tikrai mūsų ta sąmonė, ta Mhm. jungtis su ta sąmonė, su savim pačia, ta tikrąja aš, ne, yra pats svarbiausias Mhm. ir per tai mes žiūrim į tuos visus kasdienius dalykus ir į tą kelionę, ar ne, tu jau žiūri tuo sąmonės lygiu, Taip. nebe kaip žmogus, kad vat, nuvažiavau, patyriau, pamačiau, pakeliavau, bet Mhm. tiesiog kaip tai vyksta, kokias tai, kas susijungia, kokios gyjos, kokios energijos, kokie srautai Mhm. vaikšto, kas iš viso to gimsta, atsiveria, ar Mhm. ne, ir Taip, labai įdomu tai plačiau. tyrinėti daug plačiau. Už tai ir įsiplečia ta sąmonė į didesnį atrodo laiko tarpą, negu jis buvo Mhm. patirtas. Ir dabar, kai tu paminėjai, kad savaitę tu jau grįžus, galvoju, ir vėl, man atrodo, jau daug laiko tu grįžus, o dar tik savaitę, jeigu tu protų Taip, matuot, kaip iš taip. tikrųjų mes kitaip pradedam jausti laiką. Jis nebėra linijinis, jis tikrai nebėra Mhm. linijinis, jis įsiplečia, susitraukia, priklausomai nuo mūsų būsenos, nuo mūsų patirčių ir viso ko. Ir svarbiausias tas, matyt, momentas vis tiek leisti sau būti savim, taip kaip būnasi, lengvai, paprastai ir aišku, lengviau tuo būti ir save užtvirtinti labiau, kai mes turim tų liudytojų šalia, kai mes turim tų Taip. palaikančių šalia. Tikrai, nu, mes iš savo patirties dalinamės, kad tai yra svarbu, ar ne, kad ir Mhm. Be būnam abejo. kelionė, kai jaučiam vienas kitą, kažkaip bet kur būdami, mes galim sulaukti to palaikymo, pasidalinimo ir patys pasidalinti. Tai tiesiog tai iš tikrųjų mes nesam vieni, mes vis tiek susijęti tom gijom, Mhm. esam visumos dalis ir kažkaip tarnaujam, tarsi atsiveriam tai tarnystėj per save, kodėl dalinamės. Atrodo, juk čia asmeninė kelionė, ar ne, bet Mhm. mes suprantam, kad dalinantis per mus sklinda ta energija, ta sąmonė mūsų taip nori tos sklaidos ir taip įskleidžia tą savąją energiją, kuri galbūt palies savų būdų kiekvieną, ne taip, kaip Mhm. protas galbūt sakytų, kad apie ką tu čia, bet apie tai, apie tą tėkmę energijos, ar ne, kad jeigu Be abejo. pajutai impulsą Taip. pasidalinti, o besidalinant dar ir pačiai aiškumo ateina, ar ne, o kaip Mhm. ten užfiksuoji Taip. kažkokius momentus, ar ne, kas ten buvo iš tikrųjų ir kaip tai jautėsi. Nes tikrai kiekvienas tas patyrimas turi begalę tą požiūrio kampų, ar ne, ir tų visų Taip. tiesiog atsakymų kažkokių, ar ne, nėra vieno to kampo, iš kurio žiūrim. Yra tikrai dabar mes jaučiamės kai sfera, Mhm. erdvė, kurioje vyksta viskas ir viską apjungiam savimi. Tai irgi naujas potyris, į tai reikia ateiti, ar ne, kad nebesijausti atskiro, jaustis tą Mhm. visumos dalim ir dalintis, jungtis ir palaikyti vieniem kitus, ar nesvarbu, ką suteikti, ar ne? Tiesiog, taip Taip, kaip jaučiu. Edita, labai pritariu tau, netgi, žinai, atėjo man toks dar suvokimas, a, kad aš, vat, vykdama, aš tarytum vykau viena iš mūsų būrio, ne? Mhm. Ir tu man su tavo palaikymu, stebėjimu tokiu, bet iš tikrųjų aš vykau kaip į kokią komandiruotę nuo mūsų komandos, ne nuo mūsų va, to Taip, projekto, kaip, va, kaip į užduotį kažkokią. Ir tikrai. aišku, kad aš parvežiau tai, ko labai reikia mums visiems. Nu, vat, to galbūt ir neįpakuosi į žodžius ir ne visą laiką tai Taip, aišku ir matoma, bet tikrai tai yra. taip, tu aktyvuoji savyje ir per tave atsklinda į mus visą tai, ne, ir mes dalinamės, keičiamės tom energijom ir tie visi susitikimai su žmonėm nebereikalo Mhm. ir, Taip, ir, ir su gyvūnais nebereikalo. Tikrai susitikus visuomet įvyksta ta jungtis, ta kibirkštis kažkokia ir aktyvacija.
Tai kai sąmoningai tai žvelgiam, tai tikrai labai gaunasi gražus paveikslas ir jungiasi po truputėlį tos detalės į vieną visumą, kas mes ir esam iš tikrųjų. Tai ačiū tau, Giedrė, labai labai už tą gražų Ačiū, pasidalinimą. ačiū visiems, kas klausot ir noriu palinkėti turbūt drąsos, turėti svajonių, keliauti. Jeigu nesigauna kažkokiais vienais būdais, ateis kiti būdai, bet tiesiog daugiau atsiverti tam, kaip kokiam Taip, gyvenimo tokiam stebuklui, atsiverti ir viskas susidėlioja. taip, Taip. taip, leisti sau, tai leisti Mhm. sau. Taip. Tai Taip. šiandien ir atsisveikinam ir iki kitų kartų. Taip. Iki.